Gerbiama teisingumo ministrė, gerbiami kiti labai garbūs žmonės, gerbiamas dekanė, gerbiamas profesoriau Egidijau Kūri, nežinau, kurią iš jūsų garbingų pozicijų turėčiau paminėti, gerbiamas generalinio prokuroro pavaduotojų ir nemažiau gerbiami ir mėly teisėjai, kolegos. Šiandien sveikinu Jūs renginyje, kuris oficialiai net iš žiniasklaidos kanalų šiandien skambėjo labai teisingai pagal įstatymą apibrėžti. Tai yra aukščiausia teismų savivaldos institucija, visuotinis teisėjų susirinkimas. Tiesa, vienas kanalas žinių kažkaip sugebėjo sumaišyti tarybą ir visuotinį susirinkimą, pasakydamas galų gale, kad 17 narių sudaro visuotinį susirinkimą. Ačiū Dievui, manau, kad tikrai ne 17 narių šiandien susirinko, labai gausus dalyvavimas ir manau labai aiškus ir suprantamas iš vienos pusės. Tai proga, kada išties mes visi, visa bendruomenė galim išsakyti savo poziciją, nubrėžti galbūt programinius savo būsimos veiklos punktus. Ir šiandien jau niekur čia nepaslėpsi ir to, kad matyti didžiąją dalį mūsų labai intriguoja tai, kas turėtų įvykti, tai yra naujosios teisėjų tarybos rinkimai. 4 metai praėjo, 4 metai, kurie buvo šios tarybos kadencijos laiku, buvo išties nepaprasti ir išties nepaprasti ne tik teisėjų taryba ir net ne apie teisėjų tarybą, čia matyt pirmiausia reiktų kalbėti. Tai metai, kurie ir Lietuvoje, ir netgi visame pasaulyje labai dažnai buvo įvardyjami kaip vienos didesnės, sunkesnės ar galbūt paprastesnės krizės metai. Jeigu atsimenat, pradėjom, tai buvo 20 metai, pradėjom vis dar neataušus tam didžiajam korupcijos skandalui, teisėjų korupcijos skandalui. Pradėjom, tarybos rinkimai vyko tada, kai taip vadinama COVID krizė buvo dar tik prasidėjus ir iš esmės niekas nežinojo, kaip mes su ja susitvarkysim. Kita vertus ir teismai nelabai žinojo, o kaipgi pavyks užtikrinti veiklą teismų, nepažeidžiant, nestatant į pavojų nei žmonių sveikatos ir visgi nestatant į pavojų to, kad dėl šios krizės galbūt nustos veikti teismų ir teisingumo sistema. Turėjom taip vadinamą nelegalių migrantų krizę, kai iš tikrųjų mūsų valstybė bandė autoritariniai režimai tiesiog sužlugdyti, galbūt ir čia geras žodis. Ir nemaža dalis to krūvio ir naštos atsakomybės teko teismų bendruomeniai, mums patiems, mūsų kolegoms. Ne viena krizė ir ne vienas iššūkis valstybei neaplenkė iš esmės teismų bendruomenės, neaplenkė ir teisėjų tarybos. Šiandien galiu pasakyti visiškai neabejotina, kad su didžiaja dalimi tų iššūkių susitvarkė mūsų teismų bendruomenė labai sėkmingai. Išmokome dirbti nuotoliniu būdu, išmokome pamoką, kad kai bėda vienam, tai kiti solidarūs ir teismų bendruomenės nariai neturi teisės ramiai sėdėti ir džiaugtis, kad ant mano stalo šiandien nėra daugiau bylų, reiškia niekas man daugiau ir neberūpi, įrodėme ir tą solidarumo pavyzdį vis jį primenu, ypač kai matau vyriausio administracinio teismo teisėjas. Taigi sutelktom savo pajėgom, manau, kad didžiąją dalį iššūkių įveikėme labai sėkmingai. Problemos ir uždaviniai arba didžiausi matyti mūsų galvos skausmai, kai pradėjome veiklą, tai buvo, visi tikriausiai atsimena, labai menkas, 13 metų nedidintas teisėjo darbo užmokestis. Po antrų kadencijos metų tai jau pasidarė problema, kuri pradėjo grėsti mūsų bendrai sistemos tvarumui, nes atsirado vis daugiau žmonių, kurie iš teismų išėjo tiesiog tiesiai deklaruodami, kad tas materialusis atlygis arba garantija normaliam gyvenimui netenkina. Mes turėjom ir tebeturim labai
Šiandien, manau, jau mažiau tą vidinio neteisingumo teismų bendruomenė jausmą dėl to, kad žmonės, kurie dirba ne vienodų darbo krūvių, gaudavo ir gauna vienodą atlyginimą. Iššūkių buvo ir daugiau ir ne man jums pasakoti, kokie jie buvo, tačiau šiandien tikrai galiu pasakyti, labai nuoširdžiai ir noriu nuoširdų ačiū kolegoms, su kuriais tuos iššūkius mums teko priimti, kurių idėjos, kurių protas ir netgi kartais labiau galbūt širdis buvo tos priemonės, kurios iš tikrųjų davė pozityvius rezultatus, kas kaip be norėtų kritikuoti. Gal pavaduotoja tarybos vėliau pristatys visą darbų sąrašą. Tačiau šiandien manau, kad mes turime teismų bendruomenę, kuri yra stipresnė. Teismų bendruomenė, kuri turi įrankių dirbti efektyviau, daugiau įrankių vienodinti darbo krūvį. Tas darbo užmokesčio teisėjų šiek tiek darosi nuvalkiotas argumentas, bet jis labai svarbus. Mes matom, kad vis daugiau jaunų žmonių, mokslininkų atsisuka į teismus. Ir tai yra labai geras įrodymas, kad visgi ir materialioji socialinių garantijų pusė yra labai svarbi. Mes turim skaidresnę teismų sistemą. Ačiū Dievui, mes jau keleri metai negirdim teismų korupcijos skandalų, mes jų neturim. Ir manau, viena iš to priežasčių yra ir ta politika, leisiu savo sakyti, kurios laikėsi teisėjų taryba. Kai mes visi kalbam apie nepriklausomumą kaip vieną iš, matyt, teisminės valdžios veiklos garantijų, misiją, esmę, prasmę, arba individualaus teisėjo nepriklausomumą, ne visada atsimenam, kad iš esmės tai yra tik tai viena to statuso pusė. Atskaitingumas visuomenė, atskaitingumas valstybei, kitaip sakant, reiklumas savo, kad mes turime moralinę teisę vadintis nepriklausomais, reikalauti nepriklausomumo garantijų tik tada, kai mes patys savo esame reiklus, kai mes atsiskaitom visuomenė ir kai mes netoleruojam reiškinių, kurie, šiaip jau apibendrinant vadinami žeminantis teisėjo garbę, orumą, nesuderinami su teisėjo profesinė etika. Taigi, šiandien norėčiau padėkoti visų pirma teisėjų tarybos nariams už bendradarbiavimą. Nemažiau norėčiau padėkoti nacionalinės teismų administracijos žmonėms. Tai kolegos, kurių potencialas tiek intelektualusis, tiek atsidavimas teismų sistemai iš tikrųjų yra labai vertingas. Nuoširdus ačiū Jums. Labai džiaugiuosi, kad turiu progą šiandien dėkoti ir pasveikinti žmonės, taip vadinamų konstitucinių partnerių atstovus. Bendradarbiavimas su Teisingumo ministerija šios tarybos kadencijos laikotarpiu buvo grįstas tarpusavio pagarba, labai dalykiškas ir iš tikrųjų, manau, davė įstatymų leidybos pokyčių, kurie naudingi teismų sistemai. Ir dar gerbiamai Evelinai, matyt, asmeniškai noriu padėkoti už tai, kad jinai labai dažnai užpildydavo tą spragą, apie kurią visi kalbam, kad teismai patapo nepriklausomi. Žinau ne vieną atvejį, kai vyriausybėje, ypač materialiaisiais, finansiniais klausimais, mes turėjom palaikymą būtent iš Teisingumo ministerijos. Be abejo, noriu padėkoti ir gerbiamam Andriui Kabišaičiui. Be jūsų ir mūsų bendros veiklos teisėjų korpusas, matyt, negali būti formuotas ir tai nėra paprasti dalykai ir tai, kas buvo mūsų diskusijos, tai, kas buvo galbūt nesutarimai, tai, kas kažką labai gazdina ir sako, kad mes nelabai taikiai sugyvenam, tai iš tikrųjų nėra taip. Tai yra mūsų veikla, mūsų darbas, kiekviena institucija pagal teisiniai valstybei turi savo veiklos dirvas, turi savo kompetenciją ir kiekvienas turi dirbti savo darbą. Dėkui Jums už bendradarbiavimą.
Na ir gerbiamas generalinio prokuroro pavaduotojau, jūsų šypsena visą laiką nuteikia, kad visi ir reglamentavimo, ir organizavimo, ir visi dalykai gali būti sutvarkomi iš tikrųjų daug paprasčiau, jeigu mes jų nedemonizuojam ir ne vietoj to, kad ieškotumėme sprendimo, užsiimame procedūrų ir kažkokių tvarkų ir visokiais nesibaigiančiais gerinimais. Ačiū visiems. Taigi šiaip... Ir kad jums nesusidarytų įspūdis, kad aš galvoju, kad šita teisėjų taryba viską padarė, ką turėjo padaryti ir viską darė gerai. Iš tikrųjų taip nėra. Visi žinom, kokias problemas mes šiandien turime. Mes vis dar turime neišspręstą objektyvaus finansavimo modelį. Mes vis dar turim neįgyvendintas Europos komisijos Rule of Law rekomendacija. Šiai dienai viena iš svarbiausių yra mūsų žmonių, mūsų padėjėjų, mūsų sekretorių, mūsų visų žmonių, kurie padeda vykdyti teisingumą, materialioji gerovė ir problemas, kurios, tarkim, liko apylinkių teismų reformos rėmose reforma, kurią priminsiu, tikslai kiekvieno teisėjo, matyt, pripažįstami, kad darbo krūvis turi būti vienodesnis, bylų paskirstimas turi būti teisingesnis, deja nesulaukia matyti iš visų veikiančių asmenų ir suinteresuotų vienodo vertinimo. Naujoji teisėjų taryba turės ir čia matyti tarti savo žodį. Taigi aš labai džiaugiuosi, kad šiandien tarp kandidatų matome naujų žmonių, kurie anksčiau teisėjų tarybos veikloje nedalyvavo. Potencialas teismų bendruomenės išties didžiulis, todėl kiekvienas žmogus, kuris mano turės idėjų ir žinantis, kaip pagerinti teismų veiklą, tikrai turėtų turėti šansą tą realizuoti. Nemažiau, man atrodo, pozityvu ir tai, kad šiandien turime bent kelis buvusios teisėjų tarybos narius, kurie arba ex officio, arba aš tikiu bus išrinkti, dalyvaus toliau tarybos veikloje, kadangi tęstinumas ir tvarumas yra, manau, vienos iš vertybių, kurios bet kuriai solidžiai, tvariai sistemai turi būti svarbios ir turi būti išlaikytos. Situacija, kurioje šiandien pradės dirbti arba rytoj, čia net nežinau valandus, matyti ne valandų čia skaičius, lemia, bet šiandien paskutinė diena, galbūt pirmadienį naujoji, nėra lengvesnė negu ta, kuri buvo prieš 4 metus ir visi žinom situaciją, kokia supa mus tiek artimoje aplinkoje, tiek globaliasias problemas. Deja, mūsų gyvenimas ir interesų ratas nesibaigia nei mūsų kabinete, nei mūsų teisme, nei mūsų teismų sistemoje, nei valstybėje. Tai yra žymiai rimčiau, tai yra situacija, kuri iš mūsų reikalauja, tokio atsidavimo savo misijai, atsidavimo savo pareigai ir suvokimo tokių globalių dalykų, kurie, įvardyjami visų pirma kaip demokratijos krizė globali, institucijų tarptautinių vertinimais, skaičiavimais 2023 metais demokratijos lygis pasaulyje nukrito iki 89 metų lygį. Visi turime pagalvoti apie tai ir tikrai tos minties nenustumti šalį be dėmesio. Ir kas dar svarbu, kad vienas iš taikinių arba priemonių tos demokratijos menkinimo tai yra būtent atakos prieš teismų sistemą, prieš teisinės valstybės vertybę ir principą. Sąrašas valstybių, kurias mes vardėjom kaip labiausiai pažeistas, vis ilgėja. Mes turim Lenkiją, mes turim Vengriją, mes turim įvardintą Rumuniją, mes turim pagaliau Turkiją ir netgi Izraelį. Ir tas sąrašas tikrai grėsmingai pildosi. Taigi teisėjų taryba prieš pradėdama savo veiklą, matyt, turėtų labai pagalvoti ir apie šias grėsmes ir apie tai, koksgi jos pagrindinis uždavinys. Dažniausiai visi kalbam ir savo susirinkimuose ir teismų bendruomenė mums turi pretenzijų ar klausimų,
apie tas teisėjų tarybos funkcijas, kurios yra apčiuopiamos ir šiandien matomos, padidinti, duoti daugiau pinigų, gauti daugiau pinigų, paskirti į poziciją ar į pareigas vieną ar kitą žmogų. Tačiau labai matyti verta pasiskaityti teismų įstatymo pirmąją dalį, kurie apibrėžia, kad teisėjų taryba tai yra teismų savivaldos institucija, užtikrinanti teismų ir teisėjų nepriklausomumą. Ir kiekvieną kasdienį darbą dirbdami, tiek norėdami gauti didesnį finansavimą, tiek siekdami, kad vertingą poziciją užimtų žmogus, kuris mums yra priimtinas, turime atsiminti, kad štai tos pagrindinės savo misijos ir netgi to, kas yra įvardyjama teismų sistemos ginklu prieš kitas valdžias, neturime teisės išduoti ir neturime teisės iškeisti į trumpalaikę naudą. Darbas institucijoje, kuri atstovauja bendruomenę, visą laiką turi vieną tokį pakankamai žmogiškai nelengvą konfliktą vidinį. Tai būtent pasirinkimas tarp intereso šiandien siauresnio, galbūt asmeninio, ir tarp intereso, kuris yra bendras, tarkim, visuomenės, teismų bendruomenės, o galgi valstybės gėris. Ir tas bendras interesas, kas dar vėlgi sudėtingiau, niekada nėra paprasta asmeninių arba siaurų interesų suma. Dažniausiai tai yra konfliktas. Mes turime rasti prioritetą. Taigi šiandien rinkdami naujus tarybos narius visi pagalvokime, ar tai yra žmonės, kurie dėl teismų bendruomenės naudos, dėl valstybės, dėl teisinės valstybės idealo sugebėtų atsisakyti tų menkesnių, galbūt asmeniškai svarbių, bet tikrai neturinčių nustelbti mūsų bendrą siekį interesų. Tikiu, kad teismų bendruomenė, teisėjų taryba atstovaudama teismų bendruomeniai ir teismų bendruomenė ją palaikydama tikrai užtikrins, kad po 4 metų čia susirinkę mes galėtume skaičiuoti žymiai vertingesnius pasiekimus, o Lietuvos vardas ne iš tolo nebus siejamas su tuo liūdnuoju sąrašu. Šiandien, kolegos, linkiu visiems turiningo renginio, linkiu teisingo pasirinkimo ir, kas nemažiau svarbu, linkiu gero laiko kartu. Ačiū Jums visiems.